priklauso nuo to, kaip varai ant treniruoklio. You gotta speak in Latvian. Go hard or go home. Jis taip pro medžius čia taip mėto, nežinau, jis bando pataikyti lapus. Matėsi, kad bus tas rekordas. Dar net nėra 8 ryto, o aš jau einu į parduotuvę pirkti pieno. Tai labas rytas, neturiu pieno kavai. Parduotuvė 2 minutės kelio nuo mano apartamento, tai tikrai ne problema. Šiaip labai geras oras, taip biški vėsoka ryto oras, tai labai patinka. Eiktų savo, reikia bėgti. Perėję, rodo 20 sekundžių liko. Gerai, bėgam. Tingėsiu po to laukti. Spėjom. Pasirinkimas nemažas. Pasimsim mažesnį, nors kelios dienos sakiau, kad labai mėgsiu pieną, tai tikėkime užteks. Pieną secured. Turiu pasaris pusryčiam overnight oats. Dėjau avižų, čia sėklų, maltų, linų sėmenų, jogurto, migdolų pieno, medaus, cinamono. Dar paspjaustysim bananą ir uždėsim riešutų sviesto nuo viršaus. Ir pasidarysim kavytės. Dar ką norėjau pasakyti, jeigu jūs pasivit praeitam video, kad pavyzdžiui keistai sukarpytas gal video ar biški tokie peršokimai yra, tai kito aš bandau kuo geriau padaryti, bet aš kai keliu klipus, man kartais pasidaro toksai, susigadina klipas, atsiranda toks juodas ekranas, pavyzdžiui, šneku ir taip sekundę juodas ekranas, tai man jį reikia iškirpti, nes man neleidžia išsaugoti video, jeigu aš, pavyzdžiui, jų neiškarpau. Tai nežinau, dėl ko čia jie taip atsiranda, kažkaip susigadina klipas, kaip aš jį įsikeliu į kompiuterį, bet aš būtinai turiu tą dalį iškirpti ir kartais nusikerpa, ką aš bandau pasakyti, bet aš tengiuosi, kad sukarpyt, kad vis tiek pasigautų tą mintis, ką sakau. Tai jeigu ką, labai nepykit, kad jaučiasi gal per daug sukarpyta keli klipai, nes tikrai stengiuosi padaryti kuo geriau, bet labai turėjau nemažai problemų su praeitų video, norėjau įkelti jums anksčiau, bet nepavyko išsaugoti, reikėjo nukirpti daugiau video, nes bandau iškirpti kuo mažiau, bet kartais reikia iškirpti daugiau, kad įsisaugotų tas video, nes tiesiog neleidžia jo išsaugoti. Tai va, norėjau pasakyti, bet dabar padarysim avižas, padarysim kavytės. Įsidėjau kavytę į šaldiklį. Galvau, ar komentuosit ar ne praeitam video, dėl ko į šaldiklį, bet kadangi dariausi šaltą latę, tai stengiuosi, kad kuo greičiau šaltų tas espreso, nes kai dedu ledukus išsilydo. Tai kad kuo mažiau tie ledukai išsilydytų, dedu į šaldiklį. Dabar ir išsipalku pieną, aš turiu tokį pieną Nespresso plakiklį, jį gali tikrai rasti Lietuvoje. Aš pati turiu ir Lietuvoje, tai galima plakti tiek sušildyti pieną, tiek šaltą pieną. Ir man labai patinka išsiplakti šaltą pieną, nes tokia pasidaro kaip putelė ir labai skanu gerti. Išsiplaksim panuką, padarysim pusryčius, pavalgysim. Kaip jums mano nauja kamerytė? O dabar tai filmuosim. Ir čia pažiūrėkit, kaip vaikšto palei mane. Man reikės dar išmokti, nes, čia žinokit, tikrai bus ką veikti. Gerai, lekiam dabar iki banko, įsigryninsim čekį. O jūs turbūt galvojat, Gabė, tai kokį tu čia čekį eini išsigryninti? Žodžiu, pardaviau vakar savo mašiną, kadangi vyksiu namo, būsiu porą mėnesių namuose ir palikti mašiną tiesiog nesinori. Aišku, yra gal kas galėtų pasižiūrėti mašiną, bet vis tiek lyg ir planuoju nusipirkti naują, kai grįšiu. Ir norėjau pasikeisti, tai galvoju pats laikas dabar būtų parduoti. Šiaip Amerikoje yra labai populiaru parduoti mašiną, kol jinai dar yra mažesnės ridos. Pavyzdžiui, mano mašina buvo 68 000 mylių, kas yra turbūt apie 100 km rida. Ir jau Amerikoje didelė rida skaitosi 100 mylių. Tai dažniausiai, jeigu tu parduodi dar mašiną apie 70 000 mylių, dar skaitosi maža rida ir galima parduoti už gerą kainą. Tai dažniausiai geriausiai yra nusipirkti mašiną, nežinau, gal 40 000 mylių ridą, davažinėti iki 70 ir parduoti. Nes Amerikoje kaina žiauriai skiriasi, jeigu yra didelė rida. Tai kas turbūt sakysit, kad nedidelė rida palyginus su Lietuvos ridom, bet
Amerikai čia taip viskas veikia, tai žodžiu, norėjau parduoti, kad dar galėčiau parduoti už gerą kainą ir po to pasižiūrėsim, kaip grįšim atgal kažką naujo. Tai va, eisim dabar įsigrynint čekį ir eisim darytis treniruotės. Šiandien planuoju darytis eliptikulą ir pratimukus, nes vakar turėjom atkarpas ir neturėjau laiko pasidaryti pratimukų, nes važiavau parduoti mašinas ir visą dieną man ten užtruko, tai žodžiu. Žinokit, aš taip mėgaujuosi šitą kamerą, nes aš laikau taip žemai ir pati kamera, jinai kažkaip pasisuka, kad atrodo, kad aš filmuoju akių lygį. Tai žiūri, fanas dalykas, bet žodžiu. Check is done. Einam dabar pasidaryti, planuoju kem 5 minutės ant arc training, nes yra eliptikulas, bet dabar lyg ir pradėjau daryti labiau arc training, visai patinka ir pasidarysim pratimukų prieš trauminį, nes vakar neturėjau laiko pasidaryti ir, jesu, padusau net, bet žodžiu, ir tada susitiksim su kinezu. Tai va, dabar toks planelis, tikrai dabar norėčiau eit prasibėgti, žiauriai geras oras, bet dar neturėjau lengvos dienos po varžybų, tikrai sunkiai dirbam ir keliukam reikia poilsio biškį ir pasidaryti arc training, tai tobulas dalykas gauti kardio, kad biškį neapkrauti kūno. Tai va. Šiandien mano miego pulsas buvo kem 7, įsivaizduokit. Žiauriai aukštas mano būna apie kem 1, bet žodžiu, tikrai yra biškis stresiuko, nuspręs, ką bėgti Europos čempę. Nemelosiu, nemažai stresuoju, tai šitos dienos biški sunkios man. Bet nieko tokio, reikia biški nusiraminti, nes niekam čia nepadeda tai. Bet manau, jau turim minti, ką darysim. Aš kaip sakau, kaip aš čia mačiau, go hard or go home. Tai va. Einam sportuoti. Žinokit, man šitą spalvytę, tai žiauriai graži. Tai tikrai mane matysit su šitų setukų nemažai. Man labai patinka. Ta kamerytė mane seka, tai man sunku taip, man atrodo, reikia gal 2 kartus paspausti. O, nu žodžiu, mokinamės dar, bet norėjau parodyti savo setuką šiandien. Pulsas, šiandien spam 6. Aš tik tai 6 minutės sen, nors jau po 2 minučių apie 100 spam buvo. Praėjo Bobo, sako, o, tipo, easy day. Sakau, kad ne easy. Priklauso nuo to, kaip varai ant treniruoklio. Tai kas sako, kad neišeina užkelt pulso ant treniruoklio, tai žinokit, tikrai išeina. Man treniruokliai sunkiau negu lengvo bėgimą daryti dažniausiai yra, tai jo, gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. 30 minučių dan. 15 atvigau, bet jau plaukai turi būti viršui surišti, nes prakaitas žliaugia. Treniruoklis dan, biškį atsišviežinom, susitvarkėm, apsivalėm prakaitą ir einam pasidaryti pratimukus. Pasidarysiu panašius kaip ir visada, prieš trauminius keliam pasidarysiu, presą, pasidarysim achilui pratimukų ir laukia manęs kinezas 12 valandą, dabar tik 11, tai turim valandą laiko. Gym update. You gotta speak in Latvian. Lithuanian. Prieš trauminiai pratimai. Keep going. Is that all you know? That's all I got. Let me focus. Oh, yeah. Later today.
Just me on the table. Ellipticulas done, pratimai done, kinezas done. Dabar lekiam namučio, pavalgysim ir žiūrėsim, šiaip visai pavargus jaučiuos, gal reikėtų panepinti, o gal reikia pasideginti. Atėjau pasideginti. Aš čia dažniausiai ateinu netoli savo apartamentų ir dabar mačiau pjovę žolę čia. Tai praėjau ir žiūrėjau, kur dar galiu pasideginti ir niekur neradau, tai grįžau, bet jau tas berniukas nebepjauna čia žolės, tai gal nieko, gal neišvis čia manęs niekas, nes žiauriai geras oras. Džiaugiuosi, kad prisiverčiau, nes galvojau, ar eiti biškį pamiegoti, nes jaučiuosi pavargus, ar pasideginti. Tai atėjom pasideginti, noriu būti degus, reikia pasidžiaugti, kol galiu sulūti, nes neaišku, kaip Lietuvoj bus. Pasižiūrėkit, koks UV. Čia vaikinas mėto tuos diskus ir žiauriai netoli čia manęs jie nusileidžia, tai aš tikiuosi, kad negausiu galvą. Jis taip pro medžius čia taip mėto, nežinau, jis bando pataikyti lapus, kažkaip nežinau. Bet baisoka, gal nieko, saulė kepina, tai labai gerai. Pasideginam, nežinau kiek čia. Sakyčiau, gal 1,5 valandos visai neblogai man. Mano iki parduotuvės pasimsiu kombučios, pasižiūrėsim, ką galim pasimti vakarieniai, nes nelabai kažko turiu. Vis tiek už 2 dienų jau skrendu namo, tai nenoriu labai kažkaip prisipirkti maistą. Reikės padaryti Iron Clean sertifikatą dėl dopingo, kad turėtų Europos šampai, nes mano jau baigia galiot. Man šis labai patinka. Einam pasižiūrėti sušių. Atėjo nemažai Nike siuntinukų. Pasižiūrėkim, ką mes jau užsisakėm. Aš žinau, kas čia yra ir dar netidariau, nes norėjau su jumis atidaryti. Bet come on. Va čia tai spalvytė. Eik, tu savo. Padarom thumbnailą. Wow. Wow. Šapakus. Prie to pačio galim išpakuoti, kas dar užabo. Nu, su šitais batukais. Bet aš šitus batus pasiliks labiau vaikščiojimui, man jie labai patinka, pavyzdžiui, kai skrendu vaikščiot, kai šiaip prieš varžybas, nes jie tikrai labai labai minkšti. Šortukus. Yra mano mėgstamuose produktuose, čia yra Air Swift, jeigu neklystu, šortukai. Pasiėmėm tokį patį sportinuką. Wow. Čia setukas bus, žinokit, fire. Ir pasiėmėm net maikutę tokią pačią. Labai, labai, labai gražiai. Labai gražių setukų turėsim, kaip grįšim į Lietuvėlį. Dar pasiėmėm sportinuką, irgi yra mano mėgstamuose produktuose. Čia yra šitas, kodėl nerašo, bet irgi Swift kolekcijos berods. Man jis labai patinka, jis neturi paketinimo, bet jisai labai lengvas toksai. Siemėm labai labai daug kojinių, nes kojinių niekada nėra per daug. Tai va, tiek gavau iš Nike. O koks jūsų penktadienio vakaras? Testuojamės, pasidarysim, ką reikia. Ir dar žiūrėjau prie telefono, labai įdomu žiūrėti, kaip bus Mylė rytoj vyrų, nes aš šiaip sekau pati Josh Kerr visą pasirašymą pasaulio rekordui ir jisai atrodo, labai labai gerai. Aš manau, kad tas rekordas ne tik pagerintas bus, bet ir sutriuškintas. Tai labai įdomu bus rytoj. Norėčiau pasižiūrėti, bet labai anksti bus. Tai pasižiūrėsiu, ar pavyks atsikelti ar ne.
Aš Deimantinės lygos vyrų myliai. Man atrodo, bus rekordas, žinokit. Sakiau? Kiekvieną kartą, kai žmonės praeina, aš tipo... Žodžiu, einam sportuoti. Aš jums sakiau, kad bus tas rekordas. Ir jisai, labai gerai atrodė. Bet aš sakau, kaip ir minėjau, aš sekiau visą jo tą pasirašymą, nes jis kėlė video, nežinau, žiūrėt, bet matėsi, kad bus tas rekordas, matėsi, kad forma labai gera ir svarbiausia buvo tik tai pasirodyti tą dieną ir tikrai jisai pasirodė, tai wow. O man šiandien paskutinė dienelė USA, dar rytoj turėsiu, bet jau rytoj išskrendu, tai šiandien bus ką veikti, reikia susikrauti daiktus. Reikia susitvarkyti apartamentus prieš išskrendas, kad grįžti į švarę vietą. Šiaip Lietuvos čempę planavom bėgti 1,5 kilometro ir 800, net turėjom susiradę zuikį. Šiaip tas dalykas labai daug kainuoja, bet mastom, palaukit biškį, bėga pažįstami. Čia aš apsimetu, kad nefilmuoju. Bet bėgsim 408, nes planuojam kaip ir Europos čempionate bėgti nemažai. Dar nesam 100% tikri. Neįsivaizduoju, kaip 400 gausis, nes žinokit, aš iš Kaladėlių esu nebėgus kiek metų. Ir kas juokingiausia, kad man turbūt iš tų Kaladėlių išbėgti bus kažkoks košmaras ir prarasiu tikrai nemažai laiko. Turbūt tik prieš varžybas pasibandysiu ir viskas. Tai jeigu matysit mane iš Kaladėlių bėgant 400, geriau nežiūrėkit, nes man žinokit biškį gėda pačiai. Tai ypač su Modesta, linkėjimai Modesta, jeigu žiūri. Su jo startu ir mano startu tai bus tikrai juokinga. Nors ir aš bėgau gerai tą 1,5, bet žinokit, man 800 vis tiek širdelį taip gera. Kaip aną savaitę bėgau, atrodo, kad aš taip grįžau prie savo tos rungties ir labai smagu man bėgti tos 800, tai nežinau. Kaip ir minėjau, biškį stresuoju. Ai, dar vakar dėl pulso. Kažkaip įdomiai, nes šiandien atsikėliau ir pasižiūrėjau, kad vakar pulsas buvo 40, o ne kem 7, tai ten kažkaip jisai buvo užstrigęs, nežinau. Kažkaip ne tą parodė, tai viskas okei man. Bet mano plaukai kokie užaugę atrodo. Mane savo. Atrodo tiek daug plaukų, ypač kai užsidedu biškį sausą šampūną, tai iš vis jie tokie purus ir atrodo jų daug. Dargi biškį pasibanguoju, tai visai. She didn't like hate it, but she didn't love it. Yeah. Tai aš jau rytoj skrendu namo, eisiu krautis daiktus, pasidarysiu viską, ką reikia prieš išskrendant. Norėjau užbaigti šitą video vlogą. Ačiū, kad praleidot šitas kelias paskutinės dienas su manim JAV. Kaip visada, jeigu patinka video, nepamirškite prenumeruoti, laikinkit, komentuokit ir susitiksim kitam video. Ciao!